prabėgus kuriam laikui, daug metų, man teta perdavė mamos suknelę. Štai aš turiu mamos skarelę. Sesė perdavė lėkštutę, iš kurios aš valgiau vaikystėj. Turiu ir kitą lėkštelę, kuri pas mus būdavo ant stalo kūčių vakarą ar Velykų dieną, tokia šventinė lėkštutė su pušies šakelėm. Ir dabar tą lėkštelę aš vežiojuos visur su savim. Kur aš kūčias bešvęsčiau, tai ta lėkštelė yra tarsi mano tėvai, tarsi mano vaikystė, tarsi kažkoks labai svarbus, net žodžiai sunkiai įvardijamas dalykas. Tai tie daiktai laikui bėgant, jie gauna visai kitokią vertę. Ir jeigu manęs dabar paklausus, sakyčiau, neskubėkim viskuo atsikratyti. Tam tikrus dalykus, kurie buvo brangus, ar tarkim, plačiaja prasme brangus, ar ne? Ar laikrodis, ar papuošalas, ar žiedelis, ar pirštinaitės turiu mamos suknelytę. Galima tiesiog sudėti į dėžę, pastatyti toli, nuotraukas sudėti, kad kasdien tau netektų matyti, ar ne? Bet po kiek laiko, kai tu atsidarysi, tai ir dabar aš turiu savo vaikystę, tai tie tokie smulkūs daiktai, nuotraukos, prisiminimai, šiandien man tai yra labai brangu.